Sveiki, šimtmečio vynuogynas. Prabėgsiu čia jau šiandien rugpjūčio 30. Reikia užskinti uogas, nes išvažiuoju. Vieną eilę parodysiu, nes tragiškai nėra laiko. Čia pas mane varembu taip atrodo. Pilnai sunokus jau. Čia 4 metrai pas mane gaunasi. Lapų neskyniau dar, bet manau, kad matosi, kaip čia atrodo viskas. Taip, sekant yra Maša pas mane. Maša. Maša tokios kekės ir Rembo. Čia gražesnė kekė, to jums parodysiu, priartinsiu. Na, prašau. Taip, Božena. Božena, kai visada įspūdingai atrodo. Saulytės šviečia rytas, šiandien 9 ryto. Prašau, Božena. Uogas, nu kaip čia uogos, va. Vos ne kaip degtukų dėžutė. Božena. Taip, čia toliau pas mane izjuminka eina, irgi jau sunokusi. Irgi uogos plonesnės, bet irgi ilgos kaip Boženos. Čia dar viena Boženos kekė. Izjuminka toliau eina. Čia yra... velnias, pamiršau. Čia kur genėjau. Negenėjau, o retinau, kur kekes. Kur čia mano tie pažymėti. Ai, va čia va pažymėta. Su mėlynu, kas stebi mane va. Išretinta kekė ir vis tiek va. Kokia sugrūsta gaunasi. Prisiminsiu pavadinimą, parašysiu. Labai nedaug čia trūksta, to paragausiu. Skani, bet ne visus, pasirinktinai uogas tik tai galima valgyti. Kur aš čia dar retinau? Šitą va kekė paretinta buvo irgi labai va taip sugrūstos uogos, o ta čia apačioje, kur buvo neretinta, tai jau ten jau būt pradėjo. Bet tai kaip čia pavadinimas jos. Užrašysiu ant ekrano. Bus. Taip, toliau čia pas mane eina Zarenė Svitaja. Čia jau paukščiai tikriausiai padirbėjo. Jis turi būti ultra ankstyva, bet kažkodėl tai jai dar trūksta. Čia pirmas kontrolinės kekės ir pirmas toks derėjimas, anksčiau nieko neturėjau. Čia kalabok. Labai skani veislė. Su tokiu kaip ir su muskatu lygtai. Sultinga. Nepakartojama skonio. Kalabok. Tai va pas mane čia viskas yra. Gal spėsiu daugiau padaryti video. Tai ačiū už dėmesį ir iki malonaus.